Sveiki visi, matot, kaip po praeito karto pasikeitė pas mus situacija. Štai įsirengiau gręžimo stovą, kol kas laboratoriniai prietaisai atsirado čia, bet ateity ko gero persikels čia kažkur. Bus čia kažkur numatytas ir 3D spausdinimas. Nu, kad spausdintumėm, taigi mums reikia dar ir kažką susimodeliuoti. Tai vat ir modeliuosim. Dar va čia žieduką va čia va reikia išsispausdinti. Kam? Ogi mikroskopui, kad jisai aukščiau pasikeltų ir didesnis vaizdas būtų. Bet kaip tikra meistrui čia dar kažko trūksta, ar ne? Gal mums tokio daikto trūksta? Vakarūnėlių. O da galvojau, ama šmirgelį. Ale kiek vietos mažai. Čia apsikrausim staklėm, tada gręžimo staklės, dar šmirgelę. Tai kam apsikraut pilnus stalus? Va, o geresnį šmirgelę jau nerasi. Va, dedi tokį, paskui vat lipdai va tokį va, disku ir šmirgeliuoji, o ko ne. Skoronį vilktą. Va, koksai. Kokį čia paėmiau 2,40. Gerai. Tai va, ką galiu pasakyti apie šitą stovą, tai yra šiokių tokių minusų. Čia vat nėra spaustuvo, jis va toks buvo, bet ėmiau tokį, kadangi man reikia buvo, kad čia va vietos būtų. Kiti visi labai jau aukšti, tai man netinka. Aišku, čia reguliavimui tai va reikalingas raktas. Čia nėra rankenėlių. Čia va irgi būtų gerai rankenėlė, bet čia galima įdėti. Ir vienas toks neigiamas atsiliepimas apie jį reiškia nuleidus rankeną. Va, spaudžiant žemyn, keliasi va iš šitos vietos, jisai pakyla. Čia va priveršta, viskas gerai, o va čia pakyla, tai aš pragrėžiau skylę ir dar vieną medvarštį prie stalo prisukau ir dabar jau viskas tvarkoj. Ale vis tiek šitą meistrui trūksta kažko, ne? Kas dar turi būti ant darbastalio? Nu tai aišku, tai kaipgi? Avo! Koksgi ūdmeistris be spaustuvo. Pabandom prisisukti. Čia labai geras dalykas, va čia yra veržlė. Va jinai atsisuka. Ir va šita koja nusima. Ir lieka tik tai spaustuvas. Ir tada mes jį dedam čia. Ir sutaupom 40 eurų. Ne? Nes pažiūrėjau, va šitas va spaustuvėlis grinai gręžimo staklėm apie 40 eurų. O va šitas apie 30. Tai va, pabandysim tokią modifikaciją. Juokas juokais. Veržlė atsisuka. O, žiūrėkit. Koja nusiema. Ir va, maskatuoja. Matot, va. Hop. Rankenėlė pritraukia varžtą. Ir dabar žiūrėkit, koks atradimas. Va šita veržlė. Ten įkrenta ir įvažiuoja. Dar kartelį. Įkrenta, įvažiuoja. Taip. Ir pabėgo. Aik tu peklandagėlio įstūmiau. Na, va nieko baisaus. Va, reikia turėti va tokį kažkokį ar vamsdelį, ar laido gabaliuką. Ir va, ir dabar va kažkaip tai va su tuo lankščiu užkabinsim va ir ištrauksim. Va, bent pastumti į reikiamą vietą va kažkur. Sakys, tu dirbi nesąmonės.
Ava, jum nesąmonė, va ir išlinda. Hehe. O va, tai dabar paims man gražiai. O. Nu va, prisisuksiu čia. Dabar palaukit, kaip čia šitaip, va, pritraukia, šitaip atfiksuoja. Nu va, pažiūrėsim dabar atstumą kokį. Įdedam. O, viskas, jau jisai laikosi, jau į viršų nepabėga ir užfiksuojam su rankena. Viskas, va, su visu stalu keliasi. A, kuom nevarstotas? O, fantastinis variantas. Sutaupiau, galima sakyti, apie 100 eurų gręžimo staklėm. Ir kas dabar belieka, kadangi čia jis visas maskatuoja, tabaluoja, čia man, ai, barška, tarška. Tepsim tos pačios firmos tepaliukų, skirtų metalui. Pažiūrim, kiek čia jie sriegia. Va, viskas, baigės. Sriegis. Ir pasitepkim. Va, kur šliaužia. Ir per slieku užvažiuoti. Nepamaišyto. Tokį sliekų galima žvejyban pasiimti. Gerai kibtų, ne? Reikia tepti. Gerai tepti, ne? Darbastalis darbastaliu, bet problemą turim su printeriu Anet A8. Labai geras printeris, biudžetinis variantas, tikrai rekomenduoju, jis pas mane dirbo vos ne kokius 7 metus. Ir šitų printerių yra pagrindinė problemėlė, yra ekranas. Taigi įjungiam ir ką matom. Štai. Daugumos tokių ekranų yra balta dėmė per vidurį ir jau praktiškai nieko nebesimato, jokių skaičių. Yra 2 variantai šito gedimo. Tai yra pavargęs ekranas arba kažkur tai bloga įtampa. Čia jau aš atsisukau visus varžtelius, atlaisvinau plokštę, kad galima būtų prieiti ir pamatuoti įtampas. Taigi ekraną irgi aš atlaisvinau, paskui sužinosite dėl ko. Nu ką, važiuojam su įtampom pirmiausia. Nu pasimatuojam, va čia ateina iš mūsų maitinimo bloko 12 voltų, va čia pasižiūrim, va. Va, iš maitinimo bloko ateina gerai. Ir dabar toliau yra pagrindinis, va, šitas yra 5 voltų reguliatorius. Pasitikrinam 5 voltų reguliatorių, čia tik tai labai atsargiai dabar. Va. Čia turim gauti, čia aš užstoju, va, turim gauti, va čia, ja, kaip čia nerodo nieko, turi rodyti man, va, kaip tik, 4,9, tai viskas gerai, taip, o čia turim gauti 12, va, matot, viskas gerai, tai tarp šitų dviejų kontaktų yra 5 voltai, čia ateina 12, o čia išeina. Ir va toliau viskas eina maitinimas į platą. Toliau viską kontroliuoja šitas čipas, ten va į ekranėlį viskas ateina čia tiesiogiai, čia nėra jokių varžų, nieko. Vadinasi, bus problema pačiam ekrane. Reiškia, jeigu įtampos visur geros, viskas gerai, aišku, patikrinam šitos varžtelius, ar neatsilaisvinę, nes čia truputį kaista šitie kontaktai. Aišku, kai kas Anet printerius iš vis perjungia, čia atjungia, padaro ant rėlių arba ant mosfetų, kad nekaistų šitą plokštę. Bet kiek aš ją spausdinu, man užtenka, va, puikiai jisai atitarnavo tuos 7 metus
ir niekas čia nesudegė, viskas gerai. Jeigu kontaktas geras, tai čia niekas ir nekaista. Čia jau iš ekraną atsisukau, čia jungtį išsitraukiam. Ir vat jį taip ir nusijimsim gražiai. Štai mūsų ekranas jau nuimtas. Kaip matot, modelis 2004. Čia jau viskas integruota yra. Ten 3 ar 4 juodi taškai. Čia būtent šitam printeriui. Nieko mes čia nerasim, viskas čia suprogramuota. Tačiau bėda šito ekrano yra taupimas. Čia šitos varžos turėtų reguliuoti kontrastą. Būna, kai ekranas pavargsta, reikia jas truputį paderinti. Čia turėtų būti, aišku, potenciometras šitoj vietoj. Pasirodo, potenciometrai yra įlituoti brangiau negu va šitas varžytės. Reikėtų nusipiešti schemą ir tada mes jau galėsim čia kažką tai nagrinėtis. Tai gerai, sekundė ir aš nusipiešiu schemą. Štai apsiploviau plokštę, dabar va galim pasižiūrėti, kokios čia varžos R3 ir R2. Dar praeisim kontaktus, čia pasiruošiu mikroskopą. Galim pasižiūrėti. Taip, R2 yra 102, R3 yra 472. Taip, skirtingos čia varžos. Tai va su jom galėsim ir pasižaisti, jeigu čia kontaktai netitrūkę, kartais gali būti atitrūkę kontaktai. Tai va žiūrėkit, kas mums dabar gavosi. Tai va šitos varžos, būtent jos yra atsakingos už ekrano kontrastą. Žiūrėkit, va čia, va ir yra šitas laidas, čia yra 0 voltų čia. Ir tada, va, matot, maitinimas, nuo maitinimo ateina per 4,7 km varžą. Ir va, štai, ir ten nueina į 0. Ir paskui dar į groundą per 1 km. Tai čia vat galima dabar galvoju kažkaip tai pastatyti gal potenciometrą šitoj vietai. Bet mums dabar gal pirmiausia reikėtų pasijungti maitinimą. Ir va, čia groundas, mes jau žinom +5 voltai. Paduosim 4,5. Ir tada galėsim paeksperimentuoti su šitom varžom. Tai schema visiškai atitinka va šitą pajungimą. Tai pasijunkim. Čia kadangi pirmas, matot rodiklytę, va pradžia čia. Čia va groundas žalias bus, o tada rudas, va štai 5 voltai mūsų čia. Pirmi 2 kontaktai. Va, pasijungsim laboratorinį bloką ir pamatysim, kas čia vyksta. Nu, pradžiai nerizikuojam, įstatom 4 voltų, 100 mA. Pabandysim, pasižiūrėsim, kas čia. Ką čia mes prisijungiam minusą. Čia nesutrumpint ko nors. Gerai, pliusas mūsų rudas, teisingai. Dar kartą patikrinam, pliusas rudas. Taip, žalias minusas į groundą. Nu va. Dabar galim pasibandyti. Gerai, paduodu įtampą. Pažiūrim. O, užsivedė. Taip, 21 mA. Dabar bandysim keisti įtampą ir pasižiūrėsim, ar čia kas nors keičiasi. Va, pabandom. Nu taip, viskas čia nuo įtampos ir priklauso. Tai jo, tai tos varžos tada bus. Štai mūsų gręžimo staklės virto elektronikos laboratorija. Su mikroskopu, viską matom monitoriaus ekrane. Žiūrėkit, viskas čia realu, ne feikas. Štai, viską mes matysim.
ir galėsim išsilituoti šitas dvi mažas varžas. Štai spaustuvas mums irgi labai puikiai tarnauja, tik aišku, reikia nepamiršti, kad čia vis tik tai yra plokštė, kurios spausti negalima. Iš apačios irgi turi būti tarpas. Nu, viską jūs puikiai žinot, ar ne? Taigi, grįžtam prie schemos ir logiškai peršasi man tokia išvada, kad, žiūrėkit, šitos varžos yra sujungtos nuosekliai, taip? R3, R2 yra 4, 7 ir 1 kilomas. Žiūrėkit, jau čia 5 kilomai, suapvalinam 6 kilomai, taip? Taip, nuosekliai varžas sudėjus gaunasi 6 kilomai. Taip, šitas laidukas stovi per vidurį ir čia mūsų yra 0 voltų. Taigi, per šitą varžą ateina plus 5 voltai čia, pamažinam į groundą, padidinam į groundą ar ne varžą. Tai ko čia trūksta? O jeigu mes čia nupiešim, va, taip. Tai kas čia per daiktas? Ogi potenciometras, taip? Taip. O kokius mes žinom potenciometrus? Arčiausiai 4, 7 ir 1 kilomo. 10 kilomų. Taip, 10 kilomų potenciometras. Šitas varžas išsilituojam lauk ir statom 10 kilomų potenciometrą į va šitą vietą, va čia. Nu, fantastinis mikroskopas, ką, ko blogai. Tarp kitko vienas iš pigesnių. DM4 vadinasi, jeigu kas norės, per eBay'ų galima nusipirkti. Nu, gal ir per AliExpress aš pirkau per Amazon. Va, kiek jisai kainavo, ten gal 50 eurų gal nekainavo man. Na va, varžas pašalinau. Aikšteles irgi išsivaliau, čia viską. Dabar ieškosim potenciometro. Radau savo archyvinį potenciometrą 10 kilomų. Va. Ir iškart užsilenkiau, matot, ausytės. Užsilenkiau, prie kurių lituosim. Čia tam, kad būtų jis truputį pasikėlęs nuo plokštės. Va, ir kad neužtrumpintų gretimo takelio, va. Va, nes ten jau yra, pažeidžiau laką truputį. Tai va, ten gali užtrumpinti į groundą. Tada bus negerai. Tai va, reikia kažkaip dabar atsargiai mums jį prisilituot, va taip va. Va. Nu va, štai ir viskas. Tai va, dabar žiūrėkit, kaip visas jungiasi procesas. Varžų, kur buvo dešinieji kontaktai, štai va, prie potenciometro, o tas bendras, tai ir bus prie kitos pusės. Ir 3/3 kontaktas. Pasimatuokim, ar neužsitrumpinau čia kur nors. Taip, nuo R1 prie šito neturi būti trumpo. Štai va, nėra. Tarp trečio ir tarp antro irgi nėra trumpo. Gerai. Toliau čia neužsitrumpinau, ne. Groundas ar yra? Yra groundas. Šitas ar yra kontaktas prie trečio? Yra. Prie antro kiek čia? Tai gal dabar ir nusistatom, kiek čia buvo. O, 4,7. Tai reiškia R3. Tai tarp šito bus ir tarp šito. Taip, 2,11. Tai pasisukim. Padidinam ir bus 3,42. Dar padidinam. Ir bus kas? 3,9, va, beveik 4. Ir viskas. O, panašiai. O kitoj pusėj 3,53. Nu, super. Nu ką, čia galima užlašinti karštų klijų, kad bereguliuojant jis neatšoktų. Ir viskas, plokštę išsivaliam.
Metas testui. Nu va, koks šedevras gavas. Olegi dabar žiūriugi, kad va čia va ant dangtelėgi man reiks va čia va skila grįžti. Reikia skilalas. Tai ko? Pamatysite, kaip transformuojas mikroskopas vėl į gręžimo stakles. Va dabar kitas reikalas. Va, inkišau tinai atsuktuvu, matot, va tinai suktuvas. Dabar sukam ant vienų pusį potenciometru. Žiūrėkit, va, buvo va šitaip va. Originalas, ne? Va taip nieko nesimatė. Dabar daugiau sukam, va, viskas balta, kontrastas. O dabar grįžtam atgal, va. Žiūrėkit, ir dar priešingai galima iš vis išbliūrinti. Va, nieko nebėra. Arba juodais skaičiais, va. Negatyvų palaisti. O, čia be per daug. O, galima šitaip palikti, va, gražu. Nu, super. Un senatvės, va, seneliui va šitam įstatėm, va, tabletį nuo Alzheimerio. Ir žiūrėkit, va, ir pagydėm. Meniu įeismą. Va, viskas roda gražiai. Nu ko, baigiam čia. Einam gręžt skylų, dabar pamatuosim. Plokštė jau įdėta. Va, pasižymėsim, kur gręšim skylę, va, štai jau pasižymėjau, va čia. Va, šitoj vietoj gręžiam. Ir nešam į stakles dabar. O kalgi tu čia taip įsižiojai dabar? Ko, valgyt nori? Eik tu peklantai, va. Šia va, valgyk. Ale nuvėjau Lidlan, žinokit, žiūrėkit, ko paėmiau. Nu, taigi 6 eurai, nu kaip neimsi, nu. Nu, vienam kartui, aišku. Gal pavyks 2 kartus išgrįžti, ką? Kaip galvojat? Nu, tai pasijuokt nebent paėmiau, va. Pažiūrėsim. Nu, 2 kartus gal laikys vienas grąžtas, 2 skylas, a? Bandam. Ale jau dizainas, vagi. O va, kad atsivertėgi. Kaip patogu paimti, ištraukti, ne? Vat, kad kokybė darytų, o ne dizainų daugiau žiūrėtų, o kokybės reikia. Tai va būt gerai. Kalva, šitas va padarė kokybiškai. Nors ir plasmasė, o vat kokybiškai. O šitas tai, nu, ką žinau. Ai, jums smagu, 3 mm gal. Kad atsuktuvas įlystų, man pareguliuoti ir viskas. Aha, va, ištraukti. Nu, tai žiūrėkit čia. Aštrus, nu. Nu, kas da gerai ant šitą stovelę. Grąžtas lūžta tada, kada mes jį perspaudžiam į žemyn. Nu, čia vis tiek jau su ta rankena biški galima jaust, kiek spaust. Tai gal ir ilgiau tarnaus tada. Nu, įsistatom. Nustatyta, sumatuota, gręžiam. Na, kaip idealu. Nu, pažiūrim, kaip čia gavos. O, žiūrėkit. Matėt? Jau ir reguliuot galima. O ne? Va. Oi, laisvai. Laisvai.
Tik ką surenku, nerodysiu, gal čia surenku, sujungiu ir parodysiu jau kaip veikia. Štai printeris surinktas, jungiam. Tai kad jau taip viskas gražu, tai važiuojam namo. Nugi. Va, galit pažiūrėti statistiką, kiek jisai pradirba. 4 kilometrus filmantos naudoja. Ir non-stop dirba 38 dienas. Na tai šią gaidą ir atėjo laikas atsisveikinti. Iki kitų susitikimų, iki kitų kartų ir iki kitų naujų įdomių projektėlių. Iki.